Regėjau laikas sukantis ant kriaušio, ant lygumų kalvelės geranorės, kur debesų kietai primintos svoris ir suvilioja ir akis išgraužia. Šešėliai plaukė mėlyni pro šalį, šalis vadino ir buvau laimingas, kas gali dingti, niekur nepradingo, pradingo visa, kas pradingt negali. Atsidaviau dirvožemiui ir vėjui, žudikui ir žiedadulkių suvėjui, many, pašelmeny ir akmeny, nurimus vėjui, nebesistebėjau, chimerom, nei nušvitusio idėjom, skaisčia užmirštimi, kurią meni. Sveikinu visus susirinkusius į tokį gražų vakarą. Vladas Braziūnas kažkaip taip nežymiai paėmė ir iškreipė savo tokį plotą mūsų poezijoje, mūsų gyvenime. Ir tose reikšmėse, kurių mes jau buvom pripratę, jis taiga paėmė, jis pradėjo perrašyti. Jis pradėjo perrašyti žodžius. Jis pradėjo suteikti žodžiams kažkokią tai naują prasmę. Aš bandžiau visą, kiek pat aš dabar čia paskaičiau tų visų, reiškia, rinkinių, man daug tokių visokių apibrėžimų, kurie gal vienas tinka, gal kitas netinka, bet aš pasakysiu. Vietomis man jis atrodo kaip žemelys. Staiga žodžių virtinės, kurios lipa viena ant kitos. Netikėtai. Kitą kartą man atrodo, kad jis yra siurrealistas. Tam tikri vėlgi įvaizdžiai, kurie netikėti yra, ne kasdieniški. Kitą kartą vėl atrodo, kad jis yra fotografas. Jis mato pasaulį ir jį bando įvardinti. Tai vėlgi, ir tas jo matymas yra netradicinis. Ir iš visų šitų dalykų jis man iškyla kaip žmogus, kuris atskleidžia ir įvardina netikėtai nematomą pasaulį. Pas jį labai dažnai yra tarsi prasmės plaukioja vienas paskui kitą. Reiškia labai nežymus pasikeitimai. Tarsi kaip koks nors rūko dalykas yra. Bet jis jau iškreipia, jis jau duoda kažką tai tokio iliuziją, kuri atrodo, kad yra atsiskleidė tarsi to iliuzijai kažką tai tokio, ko pats nesitikėjai, kad jis gali būti. Va, tai šiandieną čia susirinko labai garbių žmonių, kurie aš esu, reiškia, toks, kaip čia pasakyti, mėgėjas. Va, ir aš norėčiau suteikti žodį dabar, reiškia, literatūrologiai, daktarai Elenai Bartytei. Labas vakaras. Pirmiausia, tai sveikinu autorių ir visą jo komandą, kuri dėja šiandien ne visai pilna, su nauja knyga. Žodžiu, labai braziūniškas, gražus ir taiklus knygos pavadinimas Lėtojo laiko aky. Graži, sidabriškai balta, maldinėlio formos ir pati knyga, išleista kaip ir ne viena ankstesnė Braziūno knyga Rašytojų sąjungos leidyklos ir apipavidalintas Sigutės Hrebenskaitės, aprengusios ne vieną jau ir ankstesnę jo poezijos knygą. Ir šį kartą poetė ir dailininkė yra bendraminčiai, net ant viršelių ir knygos viduje skaitytoje pasitinka mįslingas ženklas, galimas interpretuoti ir kaip dulsvo sidabro akis,
stebinti mus greitojo laiko dalyvius. Braziūniški žinoma ir naujosios jo knygos eilėraščiai. Pirmiausia, tai iš tiesų yra lėtojo laiko poezija, kurioje dominuoja upės nebaigtinis arba amžinasis iš tautosakos pažįstamas ciklinis gamtos ritmų laikas, amžinasis ratas, kuriame kurį laiką sukamės ir kiekvienas iš mūsų. Naujoji knyga visiškai patvirtintų ir kitą enciklopedinį Braziūno kūrybos apibūdinimą, kad dėmesys etniškumui, liaudies kūrybos tradicijai yra vienas būdingų jo poezijos bruožų. Dar priminsiu, kad Nacionalinės kultūros ir meno premija poetui buvo suteikta, cituoju, už poetinius atradimus, gilinantis į lietuvių kalbos lobyną ir baltiškąją pasaulėvoką. Citatos pabaiga. Naujoji knyga ir kalbos lobynui ir baltiškai pasaulėvokai taip pat duoda naujų poetinių argumentų. Kodėl aš pradedu nuo šių bendrųjų Braziūno poezijos ypatybių, pristatydama šią naują jo knygą? Ogi todėl, kad jis išleidęs turbūt jau per 20 poezijos knygų, turintis būdingų temų ir motyvų ratą, pasižymintis ryškiai individualizuota kalba ir stiliumi, turi ir savo skaitytoją. Ta paliudija Braziūno poezijos vakarai, sutraukiantys ne tik daug žmonių, jo poezijos gerbėjų, bet ir pasižymintys ypatinga šventiškai pakilia tų susitikimų atmosfera. Šiandien šis vakaras, manau, taip pat nebus ir nėra išimtis. Manau, kad tokių vakarų dalyviui nekyla klausimų dėl šios poezijos vertės ir prasmės, bei dėl jos autoriaus meistrystės. Vis dėlto įsivaizduokime situaciją, kai koks nors atsargesnis skaitytojas, dar nepriklausęs šios poezijos gerbėjų ratui, imtų ir paklaustų. Taigi sakėte, kad Braziūnas yra jau išleidęs per 20 knygų, kad ir toliau lieka ištikimas savo temoms ir rašymo būdui, kad iš karto yra atpažįstamas, tai kodėl reikėtų skaityti šį naująjį poeto rinkinį? Atsakyčiau taip, ogi tam, kad iš naujo patirtume akimirksninį pasaulio kaip šventybės jausmą, kad nušvistų arba aptemtų būties ir buities prasmė, kad pasaulis vertųsi sakralia kalba, natūralia, archaiška, paslaptinga. Braziūno poezija bent man leidžia tai patirti. Kaip autorius sakė viename interviu, turėdamas galvoje apskritai gerą kūrybą, cituoju, poezija leidžia sieloms susitikti aukščiausiose savo akimirkose. Problema tik ta, citatos pabaiga. Problema tik ta, kad mes greitojo laiko dalyviai toms aukščiausiams akimirkoms turime vis mažiau laiko. Ir gal net ne laikas čia svarbiausia. Poezijos supratimas reikalauja įsijautimo, atsivėrimo, pasitikėjimo. Greitasis laikas formuoja pragmatinį ar dekonstrukcinį santykį, palankesnį kitokio tipo kūrybai. Na, bet šią supratimo problemą palikime tam kartui. Sakykime, kad nugalėję įvairias kliūtis, atsidūrėme lėtajame laike ir tapome šios poezijos bendraautoriais. Skaitant ją, lieka įspūdis kažko daugiau, nei galiu įvardyti, kas randasi iš ypatingų būdų bylančios kalbos, iš poetikos dalykų. Tarsi per juos atsiveria, bet su jais nesutampa. Ši poezija yra apie tai, kas lypi kolektyvinėje būtyje, mituose, tautosakoje, kad tarsi savaime nežinodama jauti, atsimeni, kabutėse be abejo, atpažįsti, ji prikelia pamirštą atmintį, nukelia į belaikį laiką, neįprastą erdvę, kad ir stepų lygumas pilnas dangaus gausmo. Braziūno eilėraštis veikia net jo tarsi nesuprantant, ritmų, melodija, vaizdiniais, belsdamasis ne tik į sąmonę, bet ir pasąmonę, žadindamas nuojautas.
Aš čia paskaitysiu vieną eilėraštį, kuris man buvo ir yra gražus, bet to peržiūrėjau scenarijų ir pamačiau, kad nesikartočiau, taip kad labai daug gražių eilėraščių buvo. Turėjau padėti pliusiuką, kurie bus skaitomi vėliau. Tai aš pasirinkau eilėraštį Dienos atsivertimas. Saulė kiaurai sodo pavėsį, uodas traujas kraujo šviesą. Be šešėlio pro šalį žmogus nebegali užmigt nei pabust. Nebaigtiniai tėvynei liūdni, patyrimai netilp sakiny, sakiny piligrimai pro šilą, saulė kyla, arimai iššyla. Be šešėlio angelas klūpo, karštą anglį lytėjusiom lūpom. Bet kad jau šiame orkestre šiandieniniame dalyvauju kaip literatūrologė, negaliu apeiti poezijos formos raiškos dalykų, kurie ir sukuria tą poetinę tiesą virstančią prasmę. Bet pirma apie tai dar, kuo ši Braziūno nauja knyga išsiskiria iš ankstesnių knygų. Lyrinių subjekto empatiškas ryšys su pasauliu ir anksčiau turėjo pasyvumo ir melancholijos atspalvį. Bet šioje knygoje, man rodos, ir dar yra stipresnis ir dramatiškesnis. Naujas santykis gražiai įvardytas knygą užbaigiančiame eilėraštyje iš bičiuliškų pašnekesių. Štai jo paskutinė eilutė. Atviras ir tvarus mūsų gražiai sugalvotas pasaulis. Gaila, ne mes. Lyriniam subjektui šį kartą gal svarbiau individualios atminties žarijėlė, bent per sapnus sugrąžinanti į vaikystės namų giminės erdvę ir laiką. Tai nėra visai nauja, bet perfrazavus eilėraščio atsiminimas tikras vien tik man pavadinimą, tai būtų asmeniškesni impulsai, nors gerame eilėraštyje, koks yra minėtasis ir kuris bus paskaitytas čia, jie vis tiek tampa visų. Braziūno eilėraštyje pasaulis yra junglus, vientisas, atskambingas, saistomas įvairiopų ryšių ir laike, ir erdvėje. Jis randasi iš meilės būčiai, lemčiai, istorijai, visiems gyviems ir negyviems sutvėrimams, viename iš ankstesnės knygos eilėraščių gražiai įvardintiems gyvybės kaimynai. Braziūno poezijos vaizdinyje galime įvardinti kaip ryškius poetizmus. Ąžuolas, šaltinis, kalnas, ugnis, vanduo, akmuo, duona. Bet ant šio, sakytume, eilėraščio pagrindo suformuoti individualūs garsaraščių ir reikšmių raštai. Šioje poezijoje daug kalbos energijos. Jeigu kalbėjau, kad lyrinis subjektas tarsi nėra iš prigimties veikėjas, yra labiau medituotojas, žiūrėtojas, melancholiškas, tai čia, sakytume, jo tą aktyvėją veiklą perima kalba. Ir svarbiausia jėga traukianti žodžius vieną prie kito yra jų fonetinis panašumas arba nepanašumas, šitas žodžius, fonetinė sąsaja. Bet šioje poezijoje tai beveik niekada nėra vien tik žaidimas. Braziūnas apdovanotas gyvų išskirtinio intensyvumo kalbos jausmų, lemiančių bet kokios poezijos gyvastį. Dar paminėsiu braziūnišką eilėraščio dramaturgiją. Dažnas eilėraštis atrodo tarsi didesnės visumos, likusios iš teksto, mįslingas, ryškesnės struktūros neturintis fragmentas, eskizas. Reikšmę jam suteikia galingas šios poezijos visumos kontekstas. Poezija yra muzikinės prigimties menas. Taigi turbūt visai nekeista, kad šios knygos pristatymui sutelktas būtent toks orkestras, kuriam diriguoja pats maestro Donatas Katkus. Aldas Vyšniauskas svarbesnis. Braziūnas orkestru muzikuoja ne pirmą kartą. Tik Braziūno poezijos muzikinis pradas nereiškia tradicinio skambaus melodingo dainingumo, nors poetas mėgsta ketureilį, jis dominuoja ir šioje knygoje ir neretai tvirtai sukaldamas rimas.
Braziūniškai eilėraščio melodikai labai svarbus vidiniai, eilutės garsinį piešinį formuojantis rimai. Ir apskritai fonetinis teksto sutankinimas, aš čia turbūt jau kartojuosi, tai yra vienas iš specifiškųjų Braziūno poezijos bruožų. Taip, kūrybos temų ir vaizdinių branduolys lyg ir nepasikeitęs, kaip ir ankstesnėse knygose, bet jie realizuojasi originaliais, gerais tekstais, dažniausiai su eilėraščio šiurpuliukais. Čia aš parafrazuoju vieną patį tą eilėraštį Vlado. Taip, kad sveikinu dar kartą su gera nauja gražia knyga. Ačiū. Tai gal dabar leisit man atidiriguoti ir solo literatūrologė, redaktorė knygos, daktarė, ne ta, ne, poetė Nijolė Daujotytė. Šitą daktarė, ne? Jūs gydot žmonių sielas. Labas vakaras, maestro sudėjo iš dviejų vieną, bet kam reikia atsirinkti. Atsiprašau labai. Susijaudinu. Pirmiausia, noriu padėkoti poetui Vladui Braziūnui, kad pakvietė dalyvauti šios knygos gimime. Tikrai buvo didelis džiaugsmas ir didelė garbė dirbti su dviem tokiais kūrėjais, kaip Vladas Braziūnas ir Sigutė Klebinskaitė. Turbūt neįprasta sakyti redaktoriui, ačiū poetė, skaitydama jūsų rankraštį daug išmokau, sužinojau, bet šiuo atveju jau taip. Anksčiau buvau skaičiusi, kad norint analizuoti Vlado Braziūno poeziją, reikia specialaus kalbinio, istorinio ir etnografinio pasirengimo. Tačiau galėčiau atitarti ir kitaip. Skaitant Vlado Braziūno eilėraščius, galima puikiai pagilinti savo kalbos, istorijos ir etnografijos žinias. Dažnas menkai girdėtas žodis, jo forma, netgi kirtis, kreipia į žodynus, žinynus ir žinoma, kas ypač miela, į patį garbųjį poetą, ieškoti, cituoju, slaptųjų žodynų ataugų. Toks pasitikslinimas redaktoriui būtinas, o tūlam skaitytojui gal ir ne. Jo geros poezijos kalba pirmiausia užrašomi vidinės kalbos virpesiai, būtent jų dažnius, labiau nei žodžių reikšmės, priima arba ne poezijos skaitytojas arba klausytojas. Santykį su kalba šioje eilėraščių knygoje nesykį nusako ir pats poetas. Kalba, paneigianti kalbas, įveikianti savas ribas, akimirkos žinia ore, tyla pakibusi ore. Abi paklusnius, ir kalba mano, ir mano pašiurpusi žąsies oda siliūkšti. Leisk man savo žodžiu pasitikėti tvirčiau, nei savo brangiausių kūrinių andai pasitikėjai. Savo, čia rašoma didžiąją raidę, esama nuorodos į didžiausiai kūrėją. Taigi, liudiju visišką pasitikėjimą poeto Vlado Braziūno žodžiu, net jei pati ko nors, o gal ir daug ko, paaiškinti negalėčiau. Perskaičiusi kvietimą šį vakarą, pirmiausiai pagalvoju, kaip teisinga šios knygos sutiktuvėms pakviesti vadovauti kamerinių orkestrų dirigentų. Tačiau šitie kartosius, bet mes nesitarėme. Nes orkestru galima jų pavadinti patį poetą, būtent orkestru, o ne pavienių virtuozų, kas jau šiaip labai įprasta tarp poetų. Poetas muzikuoja mūsų visų bendrą praeitim, archetipinėmis pajautomis, bendra mūsų žeme, jo žolynais ir paukščiais. Ego svarbą čia tarsi ištirpina begalinė kalbos energija, viena prie kito traukianti vienas šaknis, bet visai nutolusių prasmių žodžius, bendruomeniškus mūsų visų požiūrius mitinėme laike. Kad šviesa nepelytų, trumpėjant dienoms, išrasta begalybė. Tai kas, kad ne mums. Ne mes, ne mums, tarsi užkalbėjimą šioje knygoje pakartojama ne kartą. Koks atviras ir tvarus mūsų gražiai sugalvotas pasaulis, gaila, ne mes.
O ir paties orkestro įvaizdis vietinio laiko akys yra ryškus ir svarbus. Orkestras kaip visatos gausmas, orkestro duobė, prie kurios įmanu priartėti, bet patekti ne. O kai vakaras senas priklaupęs dar plėščios ir ves, susitiksim prie tavo fontanų orkestro duobės. Jau veikiau orkestras grotų šulinių sėksnių pragarimiai. Ir kiek dramatiškesnės eilutės, skradžiai skriejančio lifto šachtos, baigės duobei maestro, orkestrą rikiuok prie šarvojimų salės non-stop. Šį kartą poeto Vlado Braziūno orkestro klausojame ypatingoje, komfortiškoje vietoje lėtojo laiko aky. Taigi labai magėtų garbaus poeto paklausti atsakymo į jo paties eilėraščio klausimą, kieno manį įburtas šitas vaizdas. Vaizdas, kuriame sparnas piriasi vėja ir vėjarodė pragysta, kur plakasi svalios gyslelė, kur gėliulės vėlės baigia užskleisti salieriai, kur žydi žaros nurausvinta pilkoji rožė, kur nustebusios pusnis po tavo delnais ir užsikimšęs ausis vėjas nuodėm klausys. Ačiū. Drugelį moliniais sparnais, šlaitus stačiu, galėjai kilt pagavę šiltą srovę, kur tuščias namas laukiantis svečių iš seno papratimo tebestovi. Besamanoja šlaitiniai stogai, gėlių darželiai kruvinai laukėja, šilkinė buvus plauksna supas vėjo, seniai užmigusio galvų gali, o kai kieno manin įburtas šitas vaizdas, iš kur be abejonių ir skubros sparnus atvilgęs po dienos sausros, drugelį molinas, eimei sumai, kaip rudenį pabudinti jausmai, nekilk, te liūdnos žvaigždės tau po kojų beldžias. Ant šilokų, nasturtų, Maironio žemčiūgų, šiltą rudenį žiedmusę sugula, dar ilgokai žydės patalai, lyg stipriųjų šalnų, kojas pakerta, sugelia nugarą, prie balto trejybės paminklo prišlieta, jaučia šaltį, bet vinkstantį lietų, nuožmių dumplių, plaučių, protezų, relikvijų atpažinimas, paburkusi sielą, ant tako palikusi kūną, iškritus iš jo visomis kryptimis, įsikraustyti ant kitos, jaunesnės, atėjo pasaulin kaip tobulos rasos, pakeitė langus, kaip ten gyvena už jų, kaip per sapnus šmirinėjų, motina tarškina puodus ir kaukši, tėvo plaktukas, nei kiek nenorėčiau ne vienai, vynuoginiai ar kokį, būti svetimas kūnas. Liūdna dundasi būgno keičia isteriškos strėlės. Gėliulis vėlės baigia užklėsti salieriai ir kitos maistingos ropės 8-osios dienos lelijos. Akys silpsta, regėjimas raganos,
kiaurai vėjų sielas ir pragarus aklinėta sekliška nuojauta, neišsekti pro čadrą, pro nuometą, pro plyšelį regėt, kaip prasiveria stačios smegduobės, plečias akivarą, vienos vėlės, sutirpusios smegenys, nusidėjėliai virpantis smaginas kambarėlį, žaliam be užuolaidų, ąžuolėjančios pievos nuolydį, išlaupyti jau žuoliai, išvystina, ąžuolai iš pabėgių slystantis iš po kojų, uolos, kur statomos ir bažnyčios, ir guolio atramos. Dar gerai, kad tokie neatmeni, duona mėtant kaip kietą akmenį. Tyliai brukuoja muštokė, tai kas, kad pasopo rankas, vyrai dainuoja tarto, kad lentų jas po žemėm pakas, šešios ir visos kvepia, kriaušiam, kvepės paskiau, eglišakiam, ar prie kapo ką nors ne taip pasakiau. Grįšiu, pasitaisysiu, praėjusioje ateity, kryžkelės paslikos tyso, visi keliai nueiti, leipėja šokis, pritaškęs sviesto kūnelių mares, kaip išviliosim iš vaško galvas jų nemarės. Ko taip drebi rudens gledybai, štai sielelė mano, vis tebesi šviesi gledi, o laikas nugyveno, mane tekėjusi daina, sušokusi į grumstą, manęs kadaise sklidina, besiklausai, kaip dunksi širdis lyg kristų ant lentos, jau nuleistos į duobę, iš tavo saujos man lemtos, klausausi lyg paguodos jos. Pradainuotos mūsų naktis, prasapnuotos mūsų dienos, sparnas spiriasi į vėją ir vėjarodė pragysta, būrės žuvis bliūkšta būrės, mainos angelo dūdelės, maivosi pražiotos burnos be šviesos ir be tiesos, paskandintų ir prikeltų paskutinio Dievo dieną, paaiškėtų, kad mirtingi, tik tai mirštantis ilgiau. Pasaulio netyčia. Babutės molio arkliukai, šakalio kojom, prabudę prunkšnoja, kai sapną šeštą sapnuoju. Tąsyk ir Dievas prabudo, vandens dar likę, gyviems, kur gyvus medžioja Dievo skalikams, mergelėms prie šulnio laukti, manęs atjojant, pilies apginėjo ant vėjo žirgo šakalio kojom. Pabučiuok karaliučia. Vienas žmogus iš pasakos sakė už mus, kad gražus būsim kaip Dievo paukščiai, tarp dangaus ir žemės giedosim, kur tik paklius,
o paklius ant kryželio, tai dvigubai graudžiai. Kada būsim namie, kelintą grįžti prisižadėjom babutei savo numirusiai. Į juodą mišką surizgo rykštės, mano žaliavo, gal tebestyro čia, kur ąžuoliniai, pušiniai, gal ir pievelėse, pievose, čia kas miškas, vis moters vardas, jei atskristum paukštelį, svaleta gyslelė, karaliučios ten vartos, ne varlės. Duris išvydęs slaptas, nuo paslapčių slepiamas, pasidaviau į stepes, pasidaviau stepėms, lygų nors apsigauk, kad esam prieš stepę lygus, lygumos lyg dangaus, nustebusio gausmo lygnos, dvigubos, danguje ganyklos kaip ir ant žemės, paklydusios pakaklėje švysteli kitas gyvenimas. Nė nepajusiu. Prašaus mane pro akį žvainą, pro juodumas gilias, prašaus mane tarytum šeivą, į tluoto kankleles. Tik vos surguliuos paviršius, o gilumai tai kas, užmiręs aš, ar užsimiršęs, pranyręs pro taikias dienas, gal dar po saulę ryba, gal dar plevena jos, bet kirtęs menamąją ribą, ar kas besužinos. Žinai, kad nekas čia dedas, tai meldai užeis, tai ledas. Per seklę senvadę sunkiai vandenys be prasisunkia, delsia lyg išsigandę, akis nudelbia į dangų, garbus žili seneliai, garniui lygi burnelių, ir užsiėmęs ausis vėjas nuodėm klausys. Kaip iškeroja, žydi mirtinai, lapoja ir atsilapoja dainos, iš pašaklių, iš paširdžių, kaip mainos balti gyvenimai, plevenusie tenai, kur galės kaupuriai ir dauburiai, pasaulį veidrodyje regi, baigiant griūti, susmegus raganą liupsėdama žvairai per petį persimetus smagią krūtį, it nukauta gyvatė vandenuos, slapstaus ar slapstos nuo manęs kas kitas. Prieš 100 metų mano parašytas vaidenas, kaip ir aš čia vaidenuos. Irdamas, grįždamas vėl pažiūrėti ir toli nusiyrė, mano stuburkaulis girdi mokyklinio suolo vyri. Tiek panašumo ir tiek pranašumo, kad ilgesio genamas eina trumpyn, kuo ilgesnis pražūtas gyvenimas. Žvakė užges ir nukris nuo padangės be pėdsako, merdės ugnis akmenį, lygų žodis bežadis atvėsdamas, džiūgavę paukščiai paliaus atminty, lyg laimėję ką, čiauškė čiulbėję lietuviškai, gal aramėjiškai, suprantami, suprasti iš giliai iš garsyno išmanymo, ką iš seniai iš ledynmečiais mirusių mename, kai jau visai sutrumpės mano įris, sutrups atsimušęs į ledą, grįšiu klusnus ir klusus
nuklausyti tavo amžino žado. Gretinamoji gramatika. Lėtas laikas tiksintis mano kalboj, o greitas tavojo nebesugriepsi raiteliai baltai už Dniepro jojo ir nuklajojo be kėpso Babelio šmėklą, it varnalėšą tautovardžių sėklom apkibus. Mėlynas mėnulis, kas 7 metai Andalūzijoj, sužeistas varnas, prieš rytą išėjęs miegantį mažą miestelį, raudona gaisa, išprotėjusi pilnatis pažadui, pildantis mirgant miražui. Dalybos nelygios, žingsnių aidą žingsnius aplenkia, prie savo mirties neprisėlinsi, šūnės neprijaukinami, net pažįstami tavo skiemenis, vėjo žiedai, nors vėjas tas pats, kur lydėjo iš Azijos plynų. Vėjas toks stiprus, kad neįmanoma žodžio pratarti, sėdim ant žolės už namo ir tylim, išsigydyčiau, būčiau naminis, išmokčiau metamą kalną pastverti, mėgdžiot balsus visomis kalbomis iš karto. Bet laikas. Tai dabar žodis suteikiamas literatūrologui, profesoriui Skirbantui Valentui. Labas vakaras. Aš taip gražiai nemokėsiu papasakot kaip literatai ir mano sakiniai nebus tokie gražus, nes aš visada čia taip tą tekstą draskau ir improvizuoju. Tai prašom atleisti. Tas paskutinis eilėraštis yra, aš jį prašiau, kad Vladas jį paskaitytų, tą paskutinį eilėraštį. Ir iš to eilėraščio gretinamosios gramatikos yra atkeliavęs, man bent taip atrodo, žinoma, poetas gali pasakyti, ir šito paskutinio rinkinio pavadinimas Lėtas laikas ir greitas laikas, kaip atrodo Sigutė rašė, jos laikas yra greitesnis negu bet kuris, ir todėl negalėjo būti. Iš tikrųjų, kodėl galima sakyti apie lėtą ir greitą laiką, kada kalbam apie kalbas, juk kaip viena iš tų hipotezių, kaip iš vienos kalbos po Babilono katastrofos atsirado daug kalbų. Dantė Aligjeris sakė, kad greičiausiai Dievas sumaišė, kažkaip vis tiek reikia paaiškinti, Dievas sumaišė profesijų kalbas, tai yra skirtingos profesijos, nebegalėjo susišnekėti, bet vis dėlto turi būti mechanizmas, kuris leistų šitą pavaizduoti, kaip tai vyko. Vadinasi, vienintelis dalykas, ką buvo galima įjungti, pritaikyti, kalbas išskaidyti, profesijų kalbas išskaidyti, tai žinoma buvo laikas. Tai yra kitimų laikas. Ir jeigu mes einam prie dabartinių kalbų, tai iš tikrųjų mes, jeigu paimsim baltų kalbas, prūsai, lietuviai, latviai, tai be jokio abejonių latvių kalboje greičiausiai yra tiksintis laikas, lietuvių taip vidutiniškai, o prūsų ne. Prūsų lėčiausias laikas. Čia, žinoma, sunku pasakyti, kaip iš tikrųjų buvo Babilone, bet man tokia mintis kilo, o gal verčiant eilėraštį į kitą kalbą būtų galima tai įrodyti. Žinoma, ne aš turiu versti turi talentingas žmogus. Ir dabar, kai aš klausau Vlado, iš tikrųjų tai yra toks pakankamai lėtas lietuviškas laikas. Bet, pavyzdžiui, slavų kalbose laikas yra daug greitesnis. Kažkada prisimenu profesorių Žuravliovas, stovint prie skelbimo rekonstrukciją proslavenskого jazyka. Ir sako, nu matai, tą proslavų kalbą rekonstruoja, paskui atvažiuoja į Vilnių ir žiūri, kad
kiekvienas batsiuvys ją kalba. Tai čia todėl, kad kaip bebūtų rūka, vis tiek yra ranka, nieko tu čia žmogus nepadarysi. Bet čia buvo pasigyrimo toks momentas, žiūrėkit, kaip gerai rekonstruojam. Taip rekonstruojam, kad net Vilniuje kalba. Tai dabar aš pasižiūrėjau Elenos Saltank vertimą, nelabai repetavau, bet žiūri iš tikrųjų, tas eilėraščio laikas, eilėraščio vyksmo laikas yra daug greitesnis. Tai gal atspindi tam tikrus laikrodukus tiksinčioje toje kalboje. Время летикает в кончике языка, всадники ехали спора и порох сух. Čia tas pats eilėraštis. Днепр перешли, но как не вострили слух, въехали в тень вавилонского тростника, их семена имена унесла река. Я замедляю время, а ты спешишь, синей луной восходишь, роняешь свет. Раненый ворон вернулся, а дома нет. Nu, tiek to. Daugiau necituosiu, tai būtų labai daug, bet iš tikrųjų tas lėtas laikas ir greitas. Tai gal tose kalbose, kuriuose greitai tiksi, galbūt ir eilėraščio ritmika galėtų būti kitokia. Žinoma, čia turėtų būti daugybė tomų visokių tyrinėjimų, bet kada nors ir tapas galėtų pasižiūrėti. Juk iš tikrųjų kalbose nutolusiam laikė yra tokių nuostabių dalykų, kad žiūrėdamas tokį serialą, kurį turbūt ir daug kas žiūri, Izabelė, 21 serijoje 12 minutė, aš staiga girdžiu tokį tekstą: Jūs aukštybė, leiskite pristatyti Beatrice de Galindo. Čia yra, suprantama, tai yra tie patys Galindai, apie kuriuos rašė Dini. Bet tai yra gyvena kažkur, bet reikia labai atidžiai visą tai žiūrėti. Dabar Adrem ir norėčiau sustoti prie vieno eilėraščio. Vieno eilėraščio iš trijų posmelių, tai būna 3. Vaikų koplyčioj giedančių balsai ir iki kitų tautiečių pernelyg jautiesų žvilgsniai, jautiesi išdainuota pratisai, iš ilgesio, nusvidinta lyg žvelgesio. Šitame eilėraštyje kaip ir yra toks įvardinis eilėraštis. Ten neaišku, apie ką kalbama, tas daiktavardis lyg kažkur toli labai nutolsta, išskyrus vieną vienintelį, atrodo, akmuo yra toks aiškesnis. Bet tas nusvidinimas yra vienas iš Vlado poezijos leitmotyvų, kadangi tai yra veidrodis. Kaip Konstantino Kavafio eilėraštyje, mėnulis krenta ant jauno sužeisto jaunuolio muštynėse, tavernoje kūno, mėnul mėnesiena. Ir Kavafis sako, dabar aš jį žiūriu, aš nežinau, kas mes esam. Armėnai, asiriečiai, graikai ar medai. Ten graikiškam yra 4 tie variantai, 4 tautos išvardintos. Tai labai panašiai yra Vlado būtent tas veidrodis. Kai aš žiūriu į veidrodį, aš tarsi matau save praeitį. Sakykim, jis kalbasi su kažkuo, kas yra nusvidintas lyg žvilgesio. Tai galų gale gali būti ir tas pats akmuo, nes vis dėlto seniausiai veidrodžiai yra manoma, kad buvo akmeniniai, kaip ir, sakykime, seniausi fontanai, Etruskų fontanai yra mediniai. Tai čia yra, taip atrodytų visiškai nesuderinant, bet deja taip yra. Ir antrasis posmelis, kuris yra čia ir toks įžanginis veidrodis, pažiūrėk, koks tu nesuvokiamas, arba aš suvokiu save žiūrėdamas į tokį apmūsijusį veidrodį, senovinį, kuriame nėra mano tų veido kontūrų. Skoptinis avilys, laukų akmuo, iš Lietuvos ar iš kitokio šiaurės, ir atėjęs sprengdamas supuolusiu namo, medum aplipęs. Tavo stogo šiaudus, truputėlį vėliau šiek tiek prieisiu. Ir kadangi šitą temą esu kiek daugiau tyrinėjęs, tai būtent tas Vlado akmuo, kadangi akmuo, kilmininkas yra akmens. Dabar čia, žinoma, poetiniai dalykai, nelingvistiniai, bet antra vertus yra aš esu aš ir manęs. Tai generuojama ta pati poetinė morfema, ji nėra lingvistinė morfema, ji poetinė akmens ir tarsi žmogus savo aš, o aš juk čia labai įdomu, kas tu, kaip beldžiasi, kas tu, aš, kaip tu gali vadintis aš, juk aš esu aš. Tai čia yra ta žinoma filosofijos dalykas. Ir tas yra mano, tarsi atsiduria akmenį. Jeigu jis atsiduria akmenį, jis gali atsispindėti, neryškiai. Aš taip įsivaizduoju. Bet eilėraštis
šitą knygą skaitydamas, dabar tik 3 mėnesius aš ją skaičiau, tai labai nedaug. Ir kartais naktį 3:30 atsikeldavau, užsidegdavau šviesą, kad nepažadinčiau ir galvodavau, aš dabar atradau atradimą šitose knygoje, pasižiūriu, neatradau. Tai toks nusivylimas būna. Tai šitas min tokia morfema, kaip ir sakykime, kitoje vietoje, giminė šaknimis už akmenio laikos. Aš čia nelabai tiksliai cituoju, giminė šaknimis už akmenio laikos. Tai ir giminės, ir akmuo, bet akmenio. Tas morfema yra tarsi suderinama. Truputėlį toliau jau yra tokia visiškai atvira tokia poetinis gretinimas giminės. Čia jau yra toks daug paprastesnis gretinimas. Arba kas prieš kalną, prieš akmenį drys. Ir toliau. Kas prieš akmenį? Čia iš kito yra. Kas prieš akmenį? Akmuo, atmintis. Tai irgi ta poetinė morfema min. Ir dabar, kai geriau pažiūrį tą akmenį, skobtinis avilys, laukų akmuo, iš Lietuvos ar iš kitokio šiaurės, rytėjas springdamas supuolusiu namo. Yra žodis namas, kaip ir graikų domos, kaip rašo dinvenistas graikų domos. Jis gali turėti daugybę būdvardžių pažyminių, viskas gerai, bet ne lotynų. Lotynų domas yra visai kas kita, tai daugiau šeima. Šeima yra domus. Tai dabar tas labai įdomus dalykas, akmuo supuola. Vlado poezijoje, kituose rinkiniuose supuola vanduo. Kaip ir, pavyzdžiui, ranka ten gali užtirpti, supulti ir vėl atitirpti. Tai vienas įdomiausių kalbos dalykų yra, kur tu gyveni? Namie, Vlado eilėraštis, ugnies užkalbėjimas. Aš visą laiką gyvenu namie. Indoeuropietiškas lokatyvas. Kas tas namie? Kas gali būti? Ten gali urve gyventi, Gedimino pily, dar kur nors. Bet namie yra socialiniai dalykai. Tai yra krauju kažkur surištas su tavim. Kaip aš einu namo. Kur aš einu? Namo. Tai yra kraujo ryšiai ir giminystės ryšiai. Kaip ir lotynų domus. Tai yra daugiau šeima, o ne tai yra pastatas, kuris ten turėtų graikų, ten prodomos gali būti, o čia ne. Graikai oikos dar vienas yra žodis. Taigi sakyčiau, kad jeigu mes palygintum kalbos dalis poeto kūryboje, tai vis dėlto daiktavardis yra daug silpnesnis, tokia mažesnė jėga negu prieveiksmis. Pavyzdžiui, supuolusi namo, medum aplipęs. O dabar toliau žiūriu. Yra toks juk nuostabus dalykas skandinavų poezijoje, na tų vikingų reikėtų turbūt sakyti, keningai, laivo mėnulis, skydas, aukso liepa ir moteris, ramybės vertėja, tai yra taip pat moteris, geležies prakaitas yra kraujas. O dabar žiūri ir matai, bet čia kiekvienas kitaip žiūrėtų. Vladas labai mėgsta sakyti, kartais paklausia, kaip aš čia aiškinau, sako, interpretatorius visada teisus. Žodžiu, gerai, kad pasakai, bet kitas pasakys kitaip, tai irgi bus niekiek neblogiau. Gerai, dabar akmuo. Ir toliau sako tavo, bet juk tai akmuo. Stogo šiaudus. O jeigu akmuos turi stogą, tai gal jis turi stogą, akmuo. Kas galėtų būti akmens stogas? Dangus, taip, dangus. Bet eilėraštis tiesiog verčia žiūrėk ir galbūt tu pamatysi. Čia neužtenka atmintinai išmokti. Čia tai pirmoji tokiai gerai. O dabar, kaip žinom, keningai nebūtinai dvinariai. O jeigu yra akmens stogo šiaudai, trinaris keningas, debesis. Aš kito paaiškinimo nerandu. Debesis. Taigi, po vieną ryto jie išsidalė. Plika plavėjai lyg dvasia bedalė. Bet kadangi čia dabar yra tie šiaudai, tai čia buvo man toks užėjęs šišas įsivaizduoti, kad čia ne plavėti lietuvių. Ne plavėti lietuvių, kur yra lietuvių kalbos žodinė vienas pavyzdys yra plavėti, dabar bus du. Po šito rinkinio išėjimo. O čia yra plavėjais. Tai gal čia Latvijų pjovėjas, jeigu čia yra šiaudai. Nežinau, kaip galėtų būti. Taip. Taigi, dar kartą grįžtu prie to Vlado veidrodžio, kuris yra ir toks gramatinis, ir fonetinis.
kai aš kalbu apie kalnus, jeigu reikėtų aprašyti Vlado kalnus, tai aš įsivaizduočiau, kad šiaip normaliai tai būtų kaip Baranausko kalnus aprašyti. Ir tie kalnai nėra, bet vis tiek jie didžiuliai yra, galingi. O Vlado visiškai skirtingai yra sinusoidai. Tai yra kalnas gali būti aukštyn ir gali būti žemyn. Taip ir sako, žemyn kalnai, tai galima nuvažiuoti ir pasižiūrėti. Ir sakoma, tai vat ganyklos toks, tas Eliusijos Leimon, lyg ir priminimas, kur ganės kauburiai ir dauburiai. Čia irgi toks veizdis, kauburiai ir dauburiai. Ir tarsi poetas bando mus paklausti, mes sekam tą tekstą, mes sekam fonetinę išraišką, kauburiai ir dauburiai. Kaip yra tokio eilėraščių, kur Vlado eilėraščių kito rinkinio, prisėda ant skiemens. Prisėda ant šventinio skiemens. Ir niekas nejaučia, kad ne ant skiemens, o ne akmens. Visiškai. Arba dvigubos danguje ganyklos kaip ir ant žemės. Tai man atrodo, kad šiuo atveju galima susieti ir tuos žmonės, kurie tyrinėja poeziją, bet kurio požiūrių tyrinėja, literatūrologai ir kalbininkai, ir poetus susieti. Ir toks bendrasis vardiklis būtų mano mokytojo ir Vilniaus universiteto garbės daktaro Jurijaus Stepanovo vienas man laiškas parašytas, turbūt paskutinis laiškas. Jis rašė taip, kai mes tyrinėjom poeziją, mums tik atrodo, kad mes tyrinėjom poeziją. Mes tyrinėjom save. Ir kalbininkai, ir literatai, ir poetai. Sėkmės. Patikėčiau klijuotojas, esu nelabai vykusi. Mano žmona sako, žinai, sako, man atrodo, kad Braziūnas yra paskutinis kaimo poetas Lietuvos. Nes tas kaimas yra ir realus labai, gamta, darbai, ir kartu tai yra ištisa mitologija. Tai yra tokia gelmė, kur kiekvieną kartą, kada mes atverčiam kokį nors kaimo daiktą, rūgį, ar obuolį, ar obelį, visi tie dalykai, jie turi dar ir kitą visiškai tą versmę. Ir pas Vladą kažkoks tai yra, jisai sugeba staiga paimti ir pirštų parodyti į tą gelmę, būtent mūsų gelmę. Aš tą viską skaitau kaip poterius, kaip tai, ką aš turėčiau suprasti ir kad kas tai yra mano. Tai vat aš paskaitysiu keletą tokių eilėraščių grynai kaip mėgėjas toksai, aš atsiprašau labai, man labai patiko, kaip jūs kalbėjote. Mėgstu tokius dalykus. Bet man liepė paskaityti šitą eilėraštį, tai aš paskaitysiu. Šerno jaukinimas. Tai baimės prakaitas. Jau tik kaip byla suseks ir bus ir pasmerktas sekly. Teisusis mano įskundėjau. Rusenusis pasenusiom idėjom. Tom laikinom, ne tom, kurias dar mini. Perkūno ąžuolas. Kur mini ar mini? Kur mini? Atsiprašau. Kurias dar mini. Perkūno ąžuolas, išgimęs iš žemynos, pažiūrėkit, koks gražus žodis, išgimęs iš žemynos, žemelis. Jis mėgsta pasikartoti, kokius 3 kartus tą patį įsuka. Dionizo motės, peilinis, jo šaknis gumbuotas šernas, trinas. Nušluosčius jo žaizdas karaliam šilko naktis, akla duktė, akis suvilgo, lėtai atanka šernagalvės vazos. Duktė dienuoja, nusikloja ražas, tada ateina ponas iš raudonos, labai ponas raudonas, iš raudonos, arba reikia sakyti, raudonos, Adomo žemės, padalina duonos, na, kaip deda, kaip jisai, Adomas su duona,
nemato, kad pasaulio dvasioninką knyslys didesnis ir už šeimininką. Šeimininkas iš didžiosios raidės. Ir dar viena tokia, kur aš nelipė padėti prieš šitą. Pats nori. Ką gali žinau žmogus, kokį nori. Nieko jau viskas neberandu. Ar galit palaukti pusę sekundės? Galit palaukti. Atspindžio spindulys veidrodį veidą nutrynė. Kieno širdį pasiklys deivė šešivikinė. Žiūrėk, kieno palubį šešėlis begalvis kabo deivė. Ko tu taip drebi? Gal nepašventinto kapo kapsi pernykštis lietus. Pernykšti plaukai įstybę deivę. Užrenk vartus į tamsą ir neteisybę. Užrišk šilkiniais plaukais, kur mikčiai mazgojasi kojas. Ir mik jau nebeteis. Rytoj prasidės rytojus. Vas jau kalbėti, bet pakrau gerai. Vaikų koplyčioje gėdančių balsai ir iki pustautiečių pernelyg, ir iki tautiečių pernelyg jautiesi žvilgsniai, jautiesi išdainuota pratisai, iš ilgesio nusvidinta lyg žvilgesio. Skoptinis avilys, laukų akmuo, iš Lietuvos ar iš kitokios šiaurės, rytėjas sprengdamas supuolusių namų, meduma plikas tavo sodo šiaudus, po viegą ryto vėjai išsidalė, plika plavėjai, lyg dvasia bedalė. Iš negudrų pasipasakojimų. Vienas kito ieškojom balsais, iš balsų atpažinom, apsimigloja karklynų dvarvietė šabakštynų žvirblė jaudėjai, žiemos apleisti giesmininkai. Mostelė ir nebėr, pradingo tarytum nebūta, taryta sidabro eglė, aušros auksiukais apdraikėm, vatos priklostėm, šakas nusakstėm tutliais kuoduotais, liepsnelėm ir devintbalsėm, snieginom ir volungėm. Manėm, jiem bus linksma, prisėdom ir ėmėm tylėti, įsitilėjom, nors verk. Tada pravėrėme langus, išgirdom eglutę šlamant, vatos smaiges sukuriuojant ir va, šabakštynų žvirblis, tavo padrėkusios skruosto, augalo paukščiai ėdžio, galbūt ten nėriau apdūjas, gal troško perpilti kraują į atmintį, gal atvirkščiai. Pailsę išraudę gaudė morą atodrėkio kvapą, užmygom kuo prašmatniausiai dvarponiai, Dievo gijų rituojantis kamuolys. Ne metai, vien jų laikai, vaiduokliškai mainos ir lėjas, laimingo akimirko aitvaras laivo,
po pamirštą atmintį, iš Besarabijos stepių, lyg vėja džiovauja šunės, šnopuoja galvūgalį slaugė, kantrioji gyvybės kaimynė, raudanti žynio našlė. Buvai viršiausias, viską turėjai, 4 galvas ir baltą žirgą, ranką šaknytą ir kauburėlį, ašarą vėjo jaukia ir žvilgia. Ašara po ašaros, akmenį pratašius ras, auksą sidabrą tave ir mane, seserį tavo dvynę, tėvynę, aukštą ir drabną. Kai pasivys, nušaus kaip bėglį, dangaus strėlė žemėta, užmesk ant mano laužo ėglį, kad kaulai suvirkštėtų. Atminimas tikras vien tik man. Tie žvilgantys špokai ant kopėtėlių, raudonojo bely, it šventojo Jokūbo sapno angelai, nuošaliame ir dykame kalne, po galvą pasidėjus akmenį. Jie lyg vorai dangun ir pašaknėm, vis laipioja, čia kyla, čia pursnoja, čia leidžias neįmatomais tinklais. Bet vis apie pasaulį, apie šerdį, šventybę pasodytą tėvo rankų, daug jaunesnių nei manosios dabar. Grįžau apspūrusiam rekrūto kelnėm, gal dar išvysiu kylant su varnėnais, jau įsimaišiusiais į pulką angelų. Neliko lapų nei šaknų, kamieno, dykam darže kraujuoja voros stulpas, šerdis raudona, jį dar išlaikytų, bet kopėtėlių nėra kryžmos, skersino, nei jūdo, nei rekrūto smukta kelnio, nėra kam pasikarti. Atsiminimas tikras vien tik man. Kadangi gyvatės. Iš prasižiojusių dausų raudonakojai gandrai plasnojo, iš gelmių juodų roplojo rūpužės atvirto raganom, rugiai į dangų kirtos lyg iš pragaro, ištrūkę būtų lauką gaubė rūkas. Prieš rytą raganos rugiams rasojant jos braidė, prisibraukusios žiedų regėklių tepa pažastis ir bambas jau kyla Kijevan rambinant skrenda, laukinios nepažinios ilgakrūtės, iš žemės, ugnies ir vandens, iš kosminės žemės gimdos, šaknim ir šakom, iš plevens, į niekad, į visados. Aiškiau nei esu dabar. Į 100-metį dangų trinas dievų šešėliai, tu su jais raguotojo ragautą vyną iš riesto rago dalinais. Dalybos baigtos vaidinuoklė, iš atminties tik man tikros, kaip beprotybė, kaip daboklė renkiesi lygą, nuo kurios tik baimės prakaitas, tik liftas nutrūkęs paryčio gerklėj, avarijas ar gyvos riksmas. Ir arijos yra ramėjiškai paklydę paukščiai čiauška, tarytumai laimėję ką, ar net prajuokinę aukščiausią jį jam nevokiamą šneka, šešėlių sielų, įsišėlų, skausmų ir laimių prakaituos, nužengia tą, kur be šešėlio, kur iš dalykų išvaduos. Praeinam prastovintį laiką. Berniūkščio peiliukas kaip raudė, geležtėm visom atlenktom, iš stovinčios upės iššovė, sumirgo dygos atspindys, tik pelekus, tik sparnelius, plūkant paviršiui kartais besusapnuoja.
Dar vienas toksai eilėraštis, kuris man užkliuvo, dėl to, kad užkliuvo kažkam tai. Pabaigtuvių vainikas. Prieš šventą Joną naktimis šviesu, jos košę vyrė iš rugių rasų. Viliokės, svidrim, skalsėm ir kukaliais naikino vyrų giminę ir galę. Galop užkrito rūgi kranklio dantis. Keliauja jaujon javas prisikentęs, kam rūpi, kad irgi laukinis buvau. Nepaprastos giminės pradėtas žemynoj, o gimęs iš Dzeušo šaknies ir šlaunies. Pernykščiuose švyčių, švyliuose švykščiat, pažiūrėkit, ką jis daro. Švyliuose švykščiat, žaltvikščiams ir jų tėvams švyti, bet čia yra prasmė. Yra švyliuose švykščiat, žaltvikščiat, negalime ištarti. Ir jų tėvams švyti lauvyčių išnaros, bejėgės kenkt ar lemt, kad gyvastį vienatinę aplenktų piktos bėdos. Sėdėsiu it krištasuliai, pirmasis šventas peidas. Karūnuotas ne vynuogių kekėm, liūdnų gebenių vainikų, o šaly, kur gyvųjų nustebinti negali nenumiręs laiku. Atsiprašau, aš norėčiau jį paskiau. Šitas eilėraštis buvo pacituotas, reiškia, toks Skyr, toks yra kritikas mūsų knygose, kuris pasakė taip, cituodama, keliauja jaujon javas prisikelti, sako, tai yra taip banalu, taip eina iš vienos eilutės į kitą eilutę, kad po to jau nebesinori nieko skaityti. Tai kaip mes turime muzikoje, mes turime stilistinius inkliuzus, kurie yra nepaprastai svarbus, nes jie duoda tam tikras orientacijas, prasmės orientacijas. Ir niekas nesako, kad tai yra po to nebesinori nieko klausyti.
ir Vivaldi, ir Mozartą, ir daugybę kitokių stilių, kurias naudoja Pertas, ką tik norit, kas tik tai norit, naudoja tos dalykus. Ir jie yra labai svarbus. Tai keliauja jaujot javas prisikentęs, aš nepasakyčiau, kad čia prastai padaryti, parašyti, bet tai tikrai nėra banalu. Tai sgie, kaip jūs sakėte, tai jisai labai sukrito. Ačiū, prašau. Dabar trinkam. Sudirbom. Tirpstančios pėdos. Kalėdų pėdos, tai gerai, kad sniegas, kad saulė spindi nuo pėdų per sprindį, nušviesdama kiekvieną snieguolytę, kuri tave ištirpdama palydi mano žvilgsnis tavo žingsnį, ir tu kalėdų šitaip išsiilgsi, kaip aš tavęs svajas, kaltes pažinsi ir išpažinsi už mane kaip niekas, sulaukusi manęs ir nesulaukus, kai žilpina akis pražilęs plaukas, kur lygiai pjauta, kartais prakarčiuota, bet gyvulėliai linksminas ir gieda, kad tavos link manęs kalėdų pėdos, kad jas nutirpusias galėčiau išbučiuoti. Liejo šviesi naktis, mėlas mėnulio toršeras, žiežirbas į akis nesidrovėdama žėrė, rodė tave nematomą, vien tik lytėjimais regimą, gražią, amžiną, atlapą, lyg mano sapną nustebinta, lyg laukus, lyg nesulaukus, lyg plaukus nemigos upė, skirtum įsklastymą plaukus, irtum lievenžulių supamų vyrančią, kylančią sraunę, lyg malašnapždesių, vaitojas kraujas neliauja, pliūpčioja debesų, atspindžiuose žolėtos, supančiota jų, smekčia, krenti atgal ir iš lėto pilnatis virsta delčia. Iš bičiuliškų pašnekų. Į seno žmogaus rašymus dera žiūrėti rimtai. Jis numano, ko nežino jauni. Jie nežino, ko jie nežino. Nežino, kaip neapsakomai greit jų naivus atsainus išdidumas smogs jam antruoju nutrūkusio lifto galu apatiniuoju. Gali barškėti lyg perdžiūvę žirniai lietaus lazdoje, mano širdis nebegergžda gerklėj prigarmėjusiai siaubo, sąmonė siaubia, tankėjantis pagreičio ritmas, nieko seniai nebijau, šitas siaubas nebaimė, jis paprastas aiškus žinojimas, galas, jokios galios čia negalioja, didysis tavo sprogimas, nebus pastebėtas už pojaunį dar jaunesnių, jokio pavargus aido, vien trūksminga, greitėjančio ritmo tyla. Skradžiai skriejančio lifto šachtas baigęs duobėj, maestro, orkestrą rikiuot prie šarvojimo salės, non-stop. Reklamą sumojo gerą, šienaujantį kiaurą parą, kiaurus metus, kiaurus stogus ir aptvarus. Atviras ir tvarus, mūsų gražiai sugalvotas pasaulis, gaila, ne mes. Brangus orkestro dalyviai, prašom atsistoti.
ir nusilenkia. Ačiū. Dėkui.